esu Rudijus ir šiandien mes pakalbėsim apie šitą knygą Retorika vaikams. Tai jos autorius yra Donaldas Duškinas ir aš sužinojau, kad Graikija išrado retoriką ir kad kvėpavimas yra labai svarbus retorikoje. Tai aš išmokau, kad kvėpuoti yra labai svarbu, kad kvėpuoti labai yra svarbu. Ir dar išmokau, kad jeigu tu galvoji, kad pavyzdžiui, tau tikrai nepavyks, tu nemoki kalbėti ir panašiai, tai iš tikrųjų tiesiog reikia pagalvoti ir tada pagalvoti ir gerų dalykų pagalvoti. Jei, pavyzdžiui, kad aš labai pasirašiau šitai kalbai ir panašiai. Tai man jinai ateityje padės, nes aš darysiu, Barbara darys šių metų projektą, mano laidą, galit pažiūrėti, yra YouTube. Tai jei, manau, reikės labai daug kalbėti ir man reikia labai daug kalbėti, kad padaryčiau video, tai aš manau, kad man tikrai bus naudinga. Tai iki kito karto.